Garbė Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, iš tiesų po tokios maldos norisi tik tai šokti, garbinti Dievą visų, kuo tik turim, taip pat ir kūnų. Laida Akademija naujame Marijos radijo sezone, nenustebkite, su jumis Sigita Purytė, kol kas leidžia ir man truputėlį pakalbėti Marijos radijo eteryje. Ir svečiuose taip pat turiu savo bendramžių jaunų žmonių būrį ir šiandien Akademija bus tokia pakankamai jaunatviška. Todėl, kad šiandien mūsų svečiuose yra Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto studentai. Na ir aišku, Giedrė, galima sakyti, buvusi studentė, kuri dabar dirba neformalios veiklos koordinatorė šiame fakultete. Pristatysiu visus. Giedrė Barčkutė. Sveiki. Labas, Giedrė. Kaip sakiau, ji baigusi teologijos studijas katalikų teologijos fakultete ir dabar dirba, organizuoja neformalią veiklą fakulteto. Taip pat svečiuose Vitalija, antro kurso studentė. Labas, Vitalija. Ir Adas. Garbė Jėzui Kristui. Per amžius, amen. Nuostabu, krikščioniškame radijoje taip sveikintis. Pasikviečiau šios žmonės į laidą Akademiją todėl, kad šį savaitgalį buvo pirmakursių savaitgalis. Fakultetas sukvietė visus, kurie šiais metais įstojo į universitetą, į fakultetą, mokytis teologijos studijų arba krikščioniškos pedagogikos. Religijos pedagogikos, va. Ir tiesiog buvo savaitgalį visi kartu sodyboje, visai ne paskaitų auditorijose. Ir noriu Giedrės klausti, kodėl, iš kur ta idėja, kam sugalvojate tokį savaitgalį? Na, šitą idėją turbūt kilo iš mano asmeninės patirties, kai aš įstojau į fakultetą prieš jau turbūt 7 metus. Ir iš tiesų kursas buvo pakankamai dar didelis, apie 30 žmonių. Ir aš kurį laiką ten jaučiausi pakankamai nesava ir ne visai supratau, kas čia vyksta. Ir iš tikrųjų buvo gana sunku toje paskaitų aplinkoje susibendrauti ir su kursiokais. Ir ta mano krikščioniška savimonė turbūt pakankamai ilgo laiko tarpo reikėjo, kol jinai susiformavo, kad aš suprasčiau, kokia mano kaip krikščionės misija, kokia mano kaip teologijos misija ir su kokiais iššūkiais aš galiu susidurti. Ir gal tik 3 kurse, pavyzdžiui, sužinojau, ką reiškia žodis evangelizacija. Ir iš tiesų, iš šios patirties gimė turbūt ta idėja, kad kai aš įsidarbinau fakultete, pabandyti pirmakursiams suorganizuoti tokią kaip įvesdinimą į fakultetą savaitgalį. Tai tu pati tokio savaitgalio neturėjai ir dėl to iš to trūkumo sugalvojot, kad reikia? Taip, čia tik 3 metai vyksta dar. Vitalija antra kursė ir pernai buvo tokiam savaitgalį. Vitalija, papasakok, kas gero po to savaitgalio ir iš tikrųjų verta buvo važiuoti? Tikrai buvo verta ir visų pirma, tai labai daug davė pažinti savo kursą, kadangi mūsų metais visi, kurie įstojo tik teologiją ir mes neturim religijos pedagogų, kurie būtų mūsų tokie kaip draugai, broliai, sesės. Mes buvom tik tai 8 teologai, kurių nei vieno nepažinojau iki pat rugsėjo 1. Ir nuo rugsėjo 1 mes kartu trindavom paskaitų suolus, bet kažkaip nelabai susipažinom dar ir per pirmasis paskaitas. Ir tada Giedrė sako, čia bus pirmakursių savaitgalis. Ir kaipgi čia dabar nesudalyvausi. Jūs tik 8 buvo, ar ne kurse? Kurse 8, bet mūsų važiavo truputį mažiau, keli atsisakė, kai kurie teko išvažiuoti 2 dieną, kai kuriem dėl sekmadienio reikalų galbūt. Bet šiaip skaičius dėkingas susiburti ir būti draugėje, būti bendruomenėje, tikrai 8. Labai, labai smagu, nes tikrai mažas kursas, tai mes jau po savaitgalio susibendravom kaip šeima tikriausiai. Ir ypač laikui bėgant jau po 1 semestro ten visus atsiskaitimus ruošiamės netgi kartu. Taigi tas savaitgalis davė pirmiausia tą bendrystę mūsų kurse, kad vienas kitą supratom, kas galbūt atlieka mūsų mamos vaidmenį mūsų kurse, kas mažiau nori reikštis, tačiau vis tiek yra mylimas mūsų kurse. Taip pat buvo pakvietus Giedrė padėti jai 2 kursį ir 3 kursė tuo metu, man atrodo. Ir šiaip vyresni buvo atvažiavę keli iš vyresnių kursų, kurie taip pat buvo nematyti ir buvo nauji žmonės ir buvo labai smagu susipažinti su vyresnių kursų jau studentais. Ir tikrai, kai tau nedrąsu ateini į fakultetą ir pažįsti jau savo tik kurso, bet tik savo, nes tu esi pirmakursis ir tu nieko nepažįsti galbūt. Tai tikrai buvo drąsiau po to grįžti į fakultetą, kai jau
truputį daugiau matytų veidų yra. Adai, tavęs noriu klausti, kokia buvo programa šio savaitgalio, nes mes čia dar gal klausytojams nelabai pristatėm. Jūs ten gal ruošiat namų darbus kokius, ar nežinau, kaip atrodė tas savaitgalis ir kokioje aplinkoje jisai buvo? Na, programa buvo kiek laisvesnė negu namų darbų ruošimas, tai čia daugiausiai, aišku, prie to prisidėjo Giedrė, o šiaip tai buvo galimybė gana griežtai ir struktūruotai padaryti, bet vis dėlto pasirinkom, kad tai būtų pakankamai laisva atmosfera. Nemažai davėm laisvo laiko, o tarp to, na, aišku, pavalgyti kartais reikia ir užsiėmimai buvo tokie, na, ganėtinai laisvi ir žmonės nebuvo prikaustyti stipriai. Aš manau, kad tai atsiliepė į gerą. Aš mačiau, kad vaikinai miegojo palapinėse. Tai turbūt viena iš programos dalių, ne? Kur buvo galima irgi kaip ir pastovyklaut kartu, kur tikrai gali žmogų pažinti, koks jis. Teisingai, tik tai vieni spėjo ten pamiegoti, kiti gal mažiau spėjo pamiegoti, čia jau vėlgi savaitgalio niuansai įvairūs, o šiaip tai, na, neturim mes bendrabučio, tai kas belieka. Ir sakyčiau, kad pasirinkote vietą tokią visai neformalią, buvo sodyba prie Vilkijos. Taip, suradom kaimo turizmo sodybą. Iš tiesų, na, norisi, kad būtų šiek tiek ir galimybių kažkokiai veiklai, kaip, sakykime, sportiniam žaidimams, krepšiniui ar tinkliniui, šiek tiek vandens, šiek tiek žolytės. Tai va, kad ištrūkti iš tos miesto aplinkos, tai manau, kad tikrai tinkamas variantas. Giedrė, tu kaip organizatorė ir jau kaip, na, dirbanti, ar matei, na, kaip žmonės reagavo? Nes būna kartais, atsako, rekolekcijose, kai pabūni, tai po savaitgalio žmonių veidai net kitokie. Ar šiuo atveju irgi buvo kažkas panašaus? Na, mes prieš išsiskirstant programos pabaigoje padarėme aptarimą, tai iš tiesų, na, studentai liko patenkinti ir turbūt labiausiai ir įvardijo, kad patiko galimybė pabūti kartu, susibendrauti. Taip pat kvietėme nemažai svečių į savaitgalį, tai svečių mintis ir pasidalymai taip pat turbūt labiausiai. O kokie buvo svečiai savaitgalio? Tai pirmąjį vakarą, kaip ir pridera, atvažiavo mūsų fakulteto dekanas. Tai sėdėjome jaukiai prie didelio stalo ir pasakojome apie tai, kaip tapome krikščionimis, ar kaip gimėme krikščionimis ir kaip nusprendėme studijuoti teologijos fakultete ir kokius lūkesčius turime. Tai labai gražu, Benas Ulevičius, kaip koks tikras tėtis fakulteto šeimos išklausė jūs. Taip. Vakaras truko ilgai, bet tikrai buvo verta, nes kažkaip turbūt daugam nesvetima patirtis, kai tu pamatai žmogų, kažkaip nori ar nenori, susidarai tokius gal ir klaidingus iškart įvaizdžius apie jį ir sprendi dažnai gal iš aprangos ar iš išvaizdos ir tokius neteisingai vaizdį susidarai apie žmogų ir galimybė jį išgirsti, jo patirtį, sužinoti apie tą aplinką, iš kurios jis ateina, tiek krikščioniška, tiek apskritai gyvenimiška, duoda tą galimybę patirti žmogų ir pažinti visai kitaip. Tikrąjį, kaip asmenį. Labai čia gerai, na, pradėjai tą kalbą, nes apie teologijos studentus taip pat yra labai daug stereotipų. Ir sakyčiau, kad du tokie kraštutiniai. Arba kad jie yra, na, absoliutus fanatikai ir labai, na, negali sakyti tikintis, nes mes kaip ir per savaitgalį girdėjau kalbėjote, kad, na, tikėjimas studijuojant, jis nebūtinai tvirtėja. Gauni daugiau žinių, bet nebūtinai tas gyvas tikėjimas. Tai, tarkim, vienas toks stereotipas, kad tai yra fanatikai, aiškinantis, kaip turi būti ir kovojantis, arba kad tai ten įstoja žmonės, kurie tiesiog kitur neįstoja. Tai kaip yra? Kaip iš tikrųjų yra? Jūs pažįstate žmonės. Galbūt patys studentai galėtų pasakyti, kokiegi jūsų kursiokai, jūsų draugai vyresniuose ar jaunesniuose kursuose? Aš nenorėjau šią temą labiau kalbėti, nes tai gautųsi lyg tai teisti savo kursiokus. Yra už ką teisti? Ne, galbūt aš iš šalies ir Adui prieš pat laidą kaip tik aiškinau, galbūt aš iš šalies tikrai matau, kad teologija galbūt jam ne pirmoji vietoj, arba kad tai per didelis tas tikėjimas, galbūt fanatikas, kaip sakai. O gal jis iš tikrųjų yra sveikas, tik taip atrodo, sveikas tikėjime ir gyvas, galbūt tik taip atrodo, bet iš tiesų sutinki labai įvairių žmonių fakultete ir kai paskaitos vyksta ne vien su tavo kursiokais ir kartais ateina tokie, nežinau, praplaukiantis, kurie tiesiog tą paskaitą turi lankyti su tavimi,
Tai pamatai įvairiausių ir tikrai pamatai nuo vieno kraštutinumo iki kito. Bet tarp tų kraštutinumų turbūt yra labai daug gražių pavyzdžių. Turbūt čia yra menas rasti vidurį. Ir turbūt yra menas rasti ir raktą į to žmogaus pasaulį ir jį bandyti suprasti. Ir čia turbūt yra mano darbo uždavinys, kad kažkaip susipažinti su studentais ir pamastyti, galbūt į kokią veiklą juos būtų tikslingai įtraukti, kas jiem patiem galėtų rūpėti, kas juos dvasiškai ugdytų. Ir aš manau, kad tai yra vaisinga. Ir galbūt tie, kurie įstoja į fakultetą, ne visai susivokia, ko jie čia nori ir ką jie čia tikisi rasti, tai iš tiesų po metų kitų, labai gražių dalykų atsitinka. Kita vertus, manau, kad mažai pirmakursių iš tikrųjų žino, ko jie nori ir žino, mažai kas žino, kas iš tikrųjų jų laukia universitete ir tas pokytis, kuris vyksta studijų metais, kartais būna labai didelis. Tai. Iš tikrųjų, kaip ir išgirdom pirmakursių istorijas, tai patys įvairiausi, turbūt, nežinau, netgi atsitiktinumai kartais atveda į fakultetą, bet kaip jau žinome iš vyresnių studentų patirties, kaip sakiau, gal nežinau, Radas galėtų pasidalinti, kaip jam buvo. Tai aš tai pernai metais iš tikrųjų nedalyvavau pirmakursių savaitgalį ir tik dabar po metų laiko girdžiu atsiliepimus, kad pasirodo kažkaip keistai čia gavosi. Tarsi nuoskauda jaučiama iš kursiokių, kad nedalyvavau, o aš tuo metu tai buvau visai kitoje aplinkoje ir čia aišku siejasi labai stipriai su mano paties keliu į tikėjimą ir atsivertimą. Tai nesudalyvavęs tam savaitgalį, po to dar pusę mokslo metų buvau toks tarsi, nežinau, jaunas mėnulis pačioj teologijoje ir tikėjime. Tai... O kaip atsitiko, kad įstojai į šį fakultetą? O, čia labai įdomi istorija, daug atsitiktinumų ir galima juos taip ir vadinti, arba aš dabar jau būdamas antrakursis ir sėdėdamas čia galiu pasakyti, kad jaučiau tokį kaip ir Dievo pirštą nuolat vedantį, nes kai pagalvoji, tai per milimetrą ir būčiau kitur atsidūręs, bet tiesiog šauna mintis. Ir kažkodėl, nors iš pradžių atrodo, kad tai visai beprotiška, kažkodėl tu renkiesi, jog vis dėlto taip ir tebūnie. Tai buvau atviras Dievo vedimui, nors pats to nesupratau ir šiandien čia sėdžiu ir labai džiaugiuosi. Iš tikrųjų, nereikia gal, taip sakant, nurašyti kažkokių kitokių žmonių, negu mes tikimės konkrečiam, pavyzdžiui, fakultete, ar ne. Dar apie šį savaitgalį kalbant, kokius pirmakursius jūs matėt? Turiu minty, su kokiais lūkesčiais jie atėjo? Galbūt jau atpažinote, pavyzdžiui, kokias dovanas jie turi? Nežinau, aišku, čia negalima, mes nesame aiškiaregiai, bet gal jau turit kažkokių įžvalgų, nuojautų arba pamatėt labai gražių dalykų žmonėse? Aš galiu pasakyti, aš manau, tiesiog kaip dalyvavus ir padėjau Giedrei ten viską, tai organizacijai, tai tiesiog matėsi, kurie tikrai jau yra aktyvus, galbūt linkę labai bendrauti, kiti, kurie yra labiau užsidarę, bet tačiau su jais daugiau pabendravus, jie atsiveria. Bet į kokius būtent fakulteto veikloje, tai nežinau, galbūt Giedrė daugiau išvelgia juose vilties. Man irgi jie pasirodė kūrybiški žmonės, turintys potencialą iš tikrųjų, susidomėję žmonės, vieni krikščioniškose veiklose jau gana stipriai dalyvaujantis, kiti galbūt šiek tiek mažiau ir tiesiog tokio intelektualinio smalsumo vedini atėjo čia į fakultetą. Ir turbūt ir man pačiai, ir tiems, kurie dirba fakultete, ir vyresnių kursų studentams tokia kaip ir atsakomybė tenka, ką mes nulipdysim iš jų. Bet aš kaip suprantu, mes dar turime viltį, ar ne? O taip, žinoma, viskas tik prasideda. Taip, iš tikrųjų yra graži statistika, kad, tarkim, pernai, kaip Vitalija sakė, buvo 8 žmonės įstoję į Katalikų teologijos fakulteto teologijos studijas, jeigu teisingai supratau, ar ne? O šiemet jau yra daugiau. Šiais metais buvo turtingesni metai, tai turime 14 teologų ir 9 religijos pedagogikos studentus. Tai sakyčiau, turbūt optimalus skaičius ir kursė dirbti dėstytojams, ir man veiklas organizuoti, ir aišku, žmonėms gauti darbą pabaigus, rasti savo nišą. Ir
paprastai, ar yra nubyrančių, tarkim, ar yra kažkokia, nežinau, statistika, arba tiesiog per kurį laiką galbūt yra įžvalgų, kiek žmonių atkrenta, ar galbūt išsilaiko visi? Na, turbūt iš kiekvieno kurso pasitaiko, kad tenka kažkam akademinės pasimti, kažkas galbūt irgi nusprendžia, kad čia ne jo vieta, bet gana retai taip atsitinka. Iš tiesų statistikos kaip ir nevedu, bet, na taip, natūraliai turbūt kaip ir kitose studijose. O žmonės daugiau įstoja tiesiai po mokyklos, ar jau vyresnio amžiaus, jau kažką baigė kažkokias studijas? Turime ir vyresnio amžiaus studentų, šiais metais taip pat turime žmonių, kurie bandė kitur studijuoti, suprato, kad čia ne jų vieta ir rinkosi šias studijas jau po metų ar poros metų. Taip pat turime netgi tokių, kurie baigė magistrantūros studijas mūsų fakultete ir dabar nusprendė, kad norėtų studijuoti teologiją vėl 5 metus. Iš tiesų toks beprotiškas pasiryžimas, bet jis žavi. Nuostabu. Tikrai dėkojam Dievui už tai, kad jis kviečia jaunus žmonės studijuoti teologiją, nors, kaip minėjom, tai nėra, būtent tikėjimo stiprinimas, galbūt iš dalies tik, bet vis tiek jie bus tie, kurie nušvies mums tiesas, tikėjimo tiesas. Ir dabar galbūt mes padarysime trumpą muzikinę pertrauką ir grįšime vėl tęsti pokalbį. Ateik, atverk širdies. Ateik šviesą pripildyk, kas be tavęs galės, kas be tavęs galės, uždegt ledinę širdį. Prašau, ateik greičiau, atsiųsk į dvasią šventą, nes negaliu daugiau, tam drungnume gyventi. Ateik ir atleisk, matai,
Taigi laida Akademija Marijos radijo eteryje. Šiandien kalbame su Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto studentais bei neformalios veiklos koordinatorė. Koordinatorė Giedrė, o studentai Vitalija ir Adas. Ir jie šį savaitgalį pirmakursiams darė tokį susipažinimo ir apsišlifavimo ir visokį kitokį gražų savaitgalį neformalioje aplinkoje kaimo Turino sodyboje. O dabar aš studentų noriu paklausti, dalykas teologija šitam pasaulyje, kuris daugeliu atveju yra nekrikščioniškas, gali sukelti įvairių reakcijų. Ir, pavyzdžiui, man labai įdomu, jūs antram kursė studijuojantys žmonės, jauni, tikiu vaikštantis į visokius jaunimo renginius, susitinkantis su įvairiais draugais. Kokios būna žmonių reakcijos, kai pasakote, kad, studijuoju teologiją? Tai tas pasaulis iš tikrųjų nekrikščioniškas, jisai mums gali labai daug ko pasiūlyti ir tada, kai pasirenki teologiją, tai žmonėms atrodo keistai. Dažnai susiduriu su tokia pirminė reakcija, maždaug, ką studijuoji, sakau, katalikų teologiją. O rimtai, ką studijuoji, katalikų teologiją, sakau. Pala. Ir tada dar kartais paprašau parodyti pažymėjimą studento, kad būtų parašyta, nes, iš tos aplinkos, iš kurios išėjau, tai gal tiems žmonėms atrodo kiek keistokam. Šeimai tai iš viso buvo sunku iš pradžių. Pirmiausia nustebimas, paskui prieštaravimas, tada susitaikymas, mat mėgstu išlaikyti savo poziciją, jeigu ją užsiimu. Tai reakcijų visokiausių, o iš tikrųjų turiu keletą tikinčių žmonių, kurie sako, ei, kaip tau gerai, kaip aš norėčiau kartu dabar su tavim studijuoti. O išvadas tai paskui, nežinau, kiekvienas turėtų pats pasidaryti kažkokias. Bet turbūt sunku atsilaikyti, aš įsivaizduoju, kartais ypač jeigu, būna momentų, kad ir mūsų tikėjimas kelia, tiksliau, tikėti ar netikėti, štai kur klausimas ir tokiais momentais gal. Jeigu silpnumo kažkokią akimirką kažkas sugebėtų teisingai jų atžvilgių kažką padaryti, tai gal ir būtų kažkokia tai krizės vyravimas, kol kas nesusidūriau, tai nežinau, ar galėčiau kažką daugiau apie tai pasakyti. O tu, Vitalija, kaip apsisaugai arba, kaip liudiji žmonėm, kurie nusistebi, kad tu pasirinkai teologijos studijas? Tiesiog bandau ir kartais pasakyti, kad aš taip tvirtai apsisprendus, kad tikrai tai yra mano vieta, nes tikrai jos turbūt ilgai ieškau ten per visus tos svarstymus, ką studijuoti. Ir kai daugelis paklausė, dažniausiai pirmiausias klausimas, kas tai yra, nes mano aplinkoje net nesusidūrė su tuo. Jeigu pasakai tik teologija, jeigu pasakai katalikų teologija, tai galbūt suriša, kad kažkas čia su bažnyčia. Ir tada tikrai labai stebisi ir sako, kaip tu čia, ką čia, tikrai nusišneki ten ir panašiai kaip ir Adoje, aišku, visada taip tokios dažniausiai reakcijos. Bet aš sakau, tai tikrai mano vieta. Tai kai kurie paskui džiaugiasi ir sako, gerai, jeigu ar tau labai patinka, sako, tos studijos. Sakau, taip, man jos labai žiauriai patinka. Ir jie tada, tai labai fainai, tada džiaugiuosi už tave. Tai taip daugelis reaguoja. O tie, kurie galbūt irgi nori įtvirtinti tikėjimą, jaunesni už mane ir jaučiuosi lyg rodantį pavyzdį, kad nėra baisu imti teologiją, nes ta ateitis tokia gaunas neaiški, tokia blanki ir miglota, nes galbūt tu net neįsivaizduoji, ką veiksi baigęs teologiją. Ir turbūt čia suaugusiems žmonėm, tėvam tas rūpestis. Vyresni visada klausia, o ką veiksi baigus teologiją? Tai aš juokauju ir sakau, kaip Dievas duos. Tai sakau, jaunimui parodau tokį paskatinimą, galbūt čia taikau savo Jonavos parapijai, tokį kaip ir paskatinimą parodau, kad tikrai nėra baisu rinktis teologijos studijas. Tai vis daugiau norinčių tokių, kad dabar 10, galbūt 11 klasė ir tikrai norėčiau galbūt teologiją studijuoti ir tikiuosi tai bus motyvuotai ateis iki pat teologijos pirmo kurso. O kaip galbūt, nežinau, kaip užsitvirtinti tą ateitį, tai tiesiog dalyvauti veiklose visokiose. Ir aš taip ir sakau, kad aš nebijau dėl savo ateities, kad baigsiu teologiją ir aš dabar ne dėl to studijuoju šitos 5 metus, o kai baigsiu, tada žiūrėsim. Iš tikrųjų gražu tavo drąsa šitam pasauliu, kur visi stengiasi užsitikrinti gerą, turtingą ateitį su
Tokia profesija, žinot, kur vien už profesiją tau nulenkia kepurę ir... Gerai, ačiū Jums labai už pokalbį. Priminsiu, kad su mumis bendravo Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto studentai Vitalija ir Adas bei neformalios veiklos koordinatorė Giedrė. Tikiuosi ne paskutinį kartą, na ir žinau, kad ne paskutinį kartą, nes lygiai po savaitės, pirmadienį 17:15 min. Jau antroji šio sezono laida. Kviečiu klausytojus ir kitą savaitę klausyti laidos Akademija ir linkime gero vakaro. Garbė Jėzui Kristui.